Sveiki. Šiandieną nutariau pasidalinti informaciją apie pečius, pečių sąnarių problemas, pagrindinės traumavimo priežastis ir taip toliau. Iš karto pasakysiu, kad nesu gydytojas ar kažkoks specialistas būtent šios srities ir sakykim, visa informacija, kurią pasidalinsiu, bus grynai tokio rekomenduotinio pobūdžio. Kodėl apskritai nutariau šitą medžiagą pasidalinti ir padaryti? Tai aišku, pirma priežastis yra ta, kad labai daug jūs manęs klausinėjat, pastoviai tenka man daug rašyti jums, kurie seka svetainę tas komentarus, aišku, matė irgi mano ten pasisakymus tą temą, bet kadangi tie klausimai vis kartojasi, tai yra tai vienas dalykas. Antras dalykas, kadangi aš ir pats nemažiau turėjau problemų, sakykim, su pečiais ir teko nemažai gilintis, ieškoti informacijos, kas, kaip, kodėl tos traumos atsiranda ir kaip su tuo visu kovoti ir kaip stiprinti visą tą dalyką, taisyti ta prasme. Ir man kaip ir padėjo visą tai, ką aš radau, ką dariau. Tai vat ir tai yra priežastis, kodėl nusprendžiau visu tuo pasidalinti ir su jumis. Reikėtų paminėti, kad pečių apskritai problemos tai labai dažnos ir aktualios ne tik čiokovinės sporto atstovam, bet ir įvairių sporto atstovam, kur, sakykim, tokio sporto vadinkim, kur nemažą krūvį gauna, sakykim, viršinė kūno dalis, ta prasme. Apie to pakalbėsim šiek tiek detaliau, apie kurie raumenys šį visą tą problemą daro, bet žodžiu, problema šita yra, ta prasme, gan populiari. Ir čia nesigilinsim apie tam tikrus individualius atvejus, nes, aišku, kiekvienas yra, negalim priskirti visų problemų būtent tam, apie ką mes kalbėsim, nes, aišku, yra traumos, yra kažkokios individualūs kažkokie dalykai, tam tikros sporto, tam tikri visokie niuansai, kurie, sakykim, didina tą traumų tikimybę. Bet čia pakalbėsim apie tokią, vadinkim, pagrindinę problemą, kuri, labai daugelį, ta prasme, daugelis sporto šakų, ir apskritai net nereikia sporto šakų, daugelis žmonių, ta prasme, iš išorės pažiūrėjus, galima iškart pamatyti, kad jie tą problemą greičiausiai su pečių sąnariais turės, ta prasme. Taigi, pagrindinis momentas, gal iš karto pasakysiu, kaip kas čia, ta prasme, apie ką kalbėsim, tai yra pečių suvertimas į priekį. Tai yra, kaip minėjau, nesigilinsim tam tikrus atskirus atvejus, kas kur kaip ką. Paprasčiausiai šita problema yra praktiškai esminė ir didžioji dalis būtent dėl to ir patiria visas traumas, visas problemas su pečių sąnariais. Kalbant apie pečių suvertimą į priekį, tai turime omeny ne tik, ta prasme, kad jie paėja į priekį, bet kadangi raumenys, besvirtantis raumenys verčia, sakykim, petį ne tik į priekį, bet ir jį susuka, paprastai tariant, suverčia, vadinkim taip, į priekį. Ir turbūt dažnai esat matę, kiti ir pas save turbūt turėtumėt pajust, kad dažnai būna pečiai, sugriūvi į priekį. Aš šiek tiek apie tai kalbėjau ir tempimo, apie kojų kur tempimo buvau užsiminęs, apie pečius, ta prasme, irgi prie raumenų tempimo. Bet čia šiek tiek detaliau pakalbėsim. Tai, kaip minėjau, ta prasme, pečių suvertimas į priekį. Tai yra pagrindinė problema. Kodėl tai yra problema? Pagrindinė priežastis yra to, kad šitoj pozicijai peties sąnarys yra nestabilioje padėtyje. Ta prasme, kai mes dirbame, tarkim, su dideliais fiziniais krūviais, ta prasme, nesvarbu ar kažkokią atranką, tarkim, smūgiuojant kažkokią atranką patiria sąnarys, rankos, ar dirbom su kažkokiais dideliais svoriais. Ką mes bedarytume, ta prasme, jeigu mes visą fizinį krūvį didelį atliekam padėtyje, kurioje sąnarys yra nestabilus, vadinkim, prastoje sąnario padėtyje, tai mes, ta prasme, labai rizikuojam, labai yra didelė rizika, kad traumuosime tą sąnarį. Todėl, vertėtų čia paminėti, kad stabili ir, sakykim, ta stipri sąnario padėtis yra ta, kai petys yra atvestas atgal, tai yra savo kapsulėj tvirtai įstatytas, ir jeigu taip kalbėti apie pačią stabiliausią sąnarį, tą padėtį, tai yra, kai petys yra įsuktas, sąnarys yra tarp raiščių tvirtai įsitvirtinęs. Tai yra, jeigu tai paprastai nesigilinant visus niuansus, tai tiesiog rankos, kaip pečiai atitempti atgal ir jie šiek tiek įsukti. Va šita padėtis yra sąnariui pati stabiliausia. Ir iš joje būtent atliekant fizinius pratimus, ta prasme, sakykim, rizika yra mažiausia. Bet aš ne visada, visų pirma, net ne visada mes galime, sau leisti, tam tikri pratimai reikalauja mūsų tos, vadinkim, prastos padėties, apie ką mes pakalbėsim vėliau. Bet didesnė problema yra tame, kad nuo pastovaus netaisyklingo darbo, vėlgi čia visą pakalbėsim, tie, kurie dažniausiai turi tą problemą, pečių suvertimą, jie viską atlieka, visus tiek fizinius pratimus, tiek kažkokius, bet kokius veiksmus atlieka būtent šitoj blogoj padėtyje, nes jinai yra jiem natūrali, ta prasme, tavo sugriuvus padėtis.
Ir va, kai mes viską darom toj prastoj padėtyje, tada, sakykime, ir tas traumavimo rizika yra didžiausia. Dabar, pagrindinės priežastys, kodėl tas petys yra suvirtęs, vadinkime, priekį, taip paprastai šnekant. Tai yra 3 momentai, apie kuriuos ir po to detaliau pašnekėsim. Pirmas momentas tai yra petys, tai yra, tiksliau, vadinkim, priekinė visa raumenų grupė yra daug stipresnė negu galinė. Tai yra, gaunasi raumenų disbalansas. Ir čia tai yra labai dažna problema, kadangi, tarkim, jeigu kalbėt konkrečiai apie kovinį sportą, tai aišku, daugelis smūgių viskas visą laiką apsikrauna krūtinės, dėtinis, priekinis raumuo, ta prasme, visą laiką, paprastai šnekant, priekinė kūno dalis apsikrauna. Netgi ir jėgos, kultūrizmo sporte ir toliau irgi dažnai būna, kad daugelis pertreniruoja, daugiausiai dirba su, vadinkim, priekinė dalim. To pasekoje raumenys trumpėja, jeigu nedaromas tempimas, apie ką yra pakalbėsim, ta prasme. Problema yra tame, kad sutrumpėjęs yra raumuo ir jisai verčia sąnarį priekį. Tai yra, čia didelis disbalansas raumenų gaunasi, antagonistai silpni, ta prasme, jie nepalaiko. Taigi, pirma priežastis, kaip minėjau, sutrumpėjęs verčia sąnarius į priekį. Antra priežastis gaunasi, kad kadangi pastovus yra krūvis, tie raumenys, jie sustangrėja, pavadinkim taip, ta prasme. Audiniai pasidaro kietesni ir jie nebe tokie elastingi. Tai tas visas suvertimas, jis dar daras toksai visas, toks sutvirtėjęs, tas vadinimas, visas suvertimas. Ir, kaip buvau truputį užsiminęs, trečia priežastis, kadangi tam tikri rotaciniai, ta prasme, būtent, pavadinkim, antagonistai, šis galinė dalis yra treniruojama mažiau, tie raumenys visi yra žymiai silpnesni ir jie nesugeba pakovoti su tuo pasipriešinimu, kurį sukuria priekinė dalis. Tai yra, jeigu paprastai šnekant, priekinė dalis raumenų, jinai traukia petį į priekį, kadangi raumenys jisai tvirtinasi prie petys, pavadinkim, taip, ta prasme, prie sąnario viršui, prie kaulo ir, ta prasme, ir verčia viską į priekį. Kontrabalansą, kur bando sukurti, jie žymiai silpnesni yra ir jie nesugeba pakovoti, todėl taip ir gaunasi visas kūnas suvirtęs. Taigi, priežastis tvarkymui, pavadinkim, ką mes po truputį detaliau aiškinsimės, tai yra pirmas. Pabandysim tą audinį truputį pakalbėti, kaip jį minkštinam, kaip tas audinys yra minkštinamas, vadinkim, truputį, kad elastingesnis pasidarytų. Antra problema, tiksliau, apie problemą bandymas spręsti, tai yra ištempimas visos priekinės dalies. Tai yra, kad čia visas tas atstumas pailgėtų ir tu petys nebūtų verčiamas į priekį, visko ištempimas. Trečia problema yra, aišku, stiprinimas galinės dalies. Tai yra, pakalbėsim, kaip visą tai sustiprinti. Kad, žodžiu, to pasekoje čia išsitemps, čia išsitemps, čia susitrauks ir viskas tarsi atsistato. Na ir dar šiek tiek gal užsiminsim apie tos fizinius pratimus, atrasime, kokios pagrindinės problemos, kai atliekam fizinius pratimus, kai petys ką jis daro blogai. Tai tiek, sakykim, tokios įžangos bendros ir pradėsim viską, aišku, nuo kūno paruošimo, apskritai prieš treniruotę pačią, ta prasme. Čia, kadangi daugelis viską žino, tai, per daug aš iš vis viską, kai kalbėsim apie tuos būtent tą praktiką, visus pratimėlius, per daug aš, nerodysiu visko išsamei, tik tais paminėsiu, kad paskui, jeigu ir taip pamažu turėtume suprasti, bet jeigu kažkas domėsis labiau, tai pasiieškosiu internete toliau informacijos. Taigi, pradžiai kūno paruošimas, tai aišku, čia elementariai yra kūno apšilimas, visas šiek tiek temperatūros pakilimas, kad viskas apšiltų. Paskui, kadangi dabar mes nekalbame apie viso kūno, ta prasme, tą pramunkštą vadinkim, kalbėsim grynai apie pečius, kas jiem aktualiausia. Tai aišku, yra, tarkim, kadangi sąnarys apskritai yra, peties sąnarys yra toksai pats paslankiausias, vadinkim, žmoguje, ta prasme, nes ranka dirba, įvairias pusės gali judėti, ta prasme. Tai jis yra būtent, aišku, dėl to jis ir labiausiai traumuojamas būna, nes jis yra toksai problematiškiausias, iš vienos pusės žiūrint. Taigi, apšilimą darant, mums reikėtų praeiti nuo įvairiausių pusių, ta prasme, įvairiausių padėčių. Tai aišku, elementarus, tas vadinamas, tas susukimas, išvedimas, ne? Vertimas yra jau, čia, ta prasme, jeigu kalbant, kad mes atvėsę, ne, ta prasme, tiesiog po truputį, kaip įeit į visus tos pratimus. Pasukiuojam, pakiluojamas, tai yra jau, mes truputį jau vyksta judesys, jau kažkas jau šildasi. Visi išvedimai, bei jeigu kalbant, apskritai, tarkim, antiek yra pas daugelis, pas mane lygiai ta pati yra problema, antiek priekinė dalis yra, ta prasme, dominuojanti, lyginant su galine, ta prasme, ir jinai, toks disbalansas yra, kad daugelio, vadinkim, tų pratimų, kuriuos reikia žmogus turi padaryti, aš net negalėčiau padaryti, ta prasme, ten įvairiausių rankų, ta prasme, po to vien tai pakalbėsim, kaip rankos, kiek jos turėtų atgal atsilenkti ir taip toliau. Tai pasirodo, kad, tos problemos yra, kiekvienam sportuojančiam, jos, ta prasme, gali būti labai aktualias. Gerai, grįžtam atgal toliau. Tai yra elementariausias, žodžiu, elementariausi judesiukai, išvedimai, tokie sukiojimai, tai yra viskas,
kas mum judina, kas apšildo truputį patį peties sąnarį, kad jisai pasiruoštų fiziniam krūviui. Čia elementariai tas pats, tik tiek, kad čia ir alkūnė gaunasi, plus vėlgi tas pats judesys gaunasi. Į apačią, į viršų, tai yra čia visą tą visi daro, visi žino, tik kai kurie nežino, kam tą daro. Tai yra paima belia kaip suka, nors, nemasydami, kas čia turėtų, kad turi alkūnės judėti apšilt, turi pečiai sukiotis. Tai yra, šiek tiek apšildant kūną reikėtų truputį, mąstyti, ką mes darom ir dėl ko tą darom. Žodžiu, čia elementarūs tie visi prasukimai, čia, aišku, daugiau tie žinomi visi rankų, ar čia iš tiesų būtų kažkokie kilomi prasukimai, ar taip, galima horizontaliai padėti, galima vertikaliai, ta prasme, žodžiu, kiekvienas sportas dar turi savų tokių, būtent jam aktualių niuansėlių, vadinkim, tarkim, apšilimas, jeigu koks, tarkim, lauko kaip tenisą, nežinau, ten žaidžia, tai ten galima galbūt vertikalų šoninį užakcentuoti labiau, tai yra, kiekvienas kažką užakcentuoja tai, kas jam yra aktualu. Beje, visas tas apšilimas mums reikalingas ne tik, kad, sakykime, sušildyti visą tą kūną ir paruošti, bet, aišku, apšildant mes ir po truputį didinam visą judesių amplitudę. Ir čia, kaip minėjau, tarkim, tas, vadinkim, sveikas žmogus, kuris neturi to disbalanso raumenų, turėtų, tarkim, tvarkingai, jeigu jo, vadinkim, judesio amplitudė yra pakankamai, sveika, tvarkinga, tai, tarkim, turėtų prie sienos prisiglaudęs, tvarkingai pasiekti išorę, priglaudus alkūnės išorę, viškiui atvest rankas, kas, man dabar jau nebedaug jų trūksta, bet, savo metu apskritai, gal tik tiek atsisuko tos rankos atgal. Ir čia vėlgi, to pačio netgi apšilimo metu galima stengtis, aišku, jau šiek tiek apšilę, vis didinti tą amplitudę, vis smarkiau, kad ir prie sienos atsistojus, stengtis pasiekti sieną, ar rankas į išorę, ar taip. Paskui tas pats rankų kėlimas į viršų. Vėlgi, priglaudus, reikėtų stengtis, kad viskas priglausta ir rankos kaip galima atgal labiau, kas mano atveju irgi sudėtingai gaunasi, ir judėti pagal visą sienos plokštumą. Tai irgi čia toks ir apšilimas, ir prie to pačiu tarsi ir ištempimas. Žodžiu, galite tarsi vienu šūviu nušauti du zuikius, ar tik šiek tokį raumens ištempimą ir apšilimą. Visos pratimus apšilimo metu aš darau kokių 10 pakartojimų, geriau įvairių daugiau padaryti. Ir jūs, aišku, ką kaip darot. Taigi, čia maždaug, šiek tiek tokios informacijos dėl to pačio apšilimo, kad mums aktualu ne tik judinti tik tam, kad kažkas sušiltų, bet didėtų ir amplitudė, ir sakykime, pats sąnarys, kaip galima daugiau pasiruošti jam tai krūviui, kuris jo laukia. Toliau įvairiausi kiti, ta prasme, pratimai, tai aš nenoriu dabar apsistoti, nes, aišku, yra begalės daugybė. Elementariausiai tai yra, žodžiu, kad aplink sąnarį viską apšildyti. Įvairiausi ištiesimai, galima būtų sukimai, čia vėlgi reikia tikrai, kad ranka, ta prasme, ne šiaip makaluoti, bet tiesiog, mąstykit, kas čia vyksta, dabar ištempėt į galą, sulenkėt į priekį, tarsi toks judesėlis. Tai yra viskas labai čia elementaru, ta prasme, ir paprasta. Apšilus, sakykim, tuos įprastus, vadinkim, visus pratimėlius padarius, ta prasme, kiek jums reikia, kad iššildyt. Čia įvešiu priklauso nuo temperatūros, kiek apskritai, kada ar ten žiemą ar vasarą, nuo amžiaus, ten jaunesniam reikia mažiau apšilimui, vyresniam galbūt daugiau, kad viską, ta prasme, suteptų, viską iššildyt. Žodžiu, padarius tą tokį kažkokį bendrą apšilimą, aš visą laiką, vadinkim, prieš sportą akcentuoju ir mėgstu, ta prasme, pats daryti šiek tiek su pasipriešinimu. Tai yra, tarkim, aišku, vėlgi įvairiausiai yra pobūdžio, tarkim, tokį trumpą kompleksėlį parodysis, aišku, ir nėra nieko naujas, ta prasme, tai yra su šiek tiek tokio pasipriešinimu, kad jau raumuo, šiek tiek, ta prasme, jau įsitemptų labiau raumenukai. Tai yra, stengiamės vėlgi laikyti nesugriuvę kažkaip. Sąnarį visą laiką stengiamės laikyti toj, vadinkim, stabilioj ir jam, sveikoj padėty. Stengiamės atgal. Čia vėlgi, aišku, po kokių 10 kartų darom, bet aš čia, ta prasme, dabar tik tais trumpai parodau, kas ir kaip. Ta prasme, vertikalūs, horizontalūs judesiai, kad šiek tiek apšiltų sąnarys. Galime įvairiausias rotacijas. Tai yra, čia vėlgi yra sukimas ir petys, ta prasme, neskaidysiu aš aiškiai detalės, bet tiesiog, bet kokie judesiukai, kur sąnarys juda įvairiom kryptim. Tai viena, kita, ta prasme. Nes vėlgi, čia buvo, jeigu matėt, vertikalį viršų kelią, čia jau yra pasukimas peties, žodžiu, tokie įvairiausi, kuo įvairesni judesiukai. Ir dar geriau būtų, kad jie, aišku, jeigu tie judesiai atitinka
jūsų sporte, vadinkim, atliekamus kažkokius judesius. Tai yra paruoštų apšilimas, paruoštų jūs pilnai stipriai veikti jau savo būtent sportui reikalingus veiksmus atlikti. Čia elementariai įvairūs prasukimai. Vieną kitą pusę, kaip minėjau, čia trumpai aš viską parodau. Kita žodžiu, ta prasme, viskas man atrodo čia pakankamai aišku yra. Įvairiausi pratimukai, kurie pilnai paruoš pečių sąnarius fiziniam darbui. Tai yra tokia maždaug, čia aišku trumpai, ta prasme, tokia pramankštėlė, kuri iššildo ir jau paruošia mūsų kūną, sakykime, didesniam kažkiem, ar tai fiziniam krūviui, ar vadinkim tolimesniam darbui. Sekantis momentas yra audinių minkštinimas. Šiek tiek mes kalbėjome prie kojų tempimo tam tikrus pratimėlius, tai lygiai čia tokia irgi esmė, aš nežinau, yra daug teorijų, vienas teigia, kad čia tas mažai naudingas. Čia apskritai, jeigu kalbant, aš asmeniškai, ta prasme, dariau visą visumą. Tai yra visas tas tris momentus, apie ką mes kalbėsim šiandieną. Aš juos visus dariau, tad negaliu netgi pasakyti, būtent kuris iš tų momentų, sakykime, yra svarbiausias, gal tarkim, kuris esminis yra faktorius, kuris, sakykime, padeda tam pečių problemą spręsti, o kuris galbūt nėra toksai svarbus ir tiek daug naudos duoda. Bet aš dariau visą visumą ir iki šiol, ta prasme, visą laiką darau tą, vadinkim, visą tą bendrą tokį parašymą, visą tai, apie ką kalbėsim, aš viską darau, kad, užtikrinta prasme, kad kažko nepraleisti. Taigi, sekantis dalykas, tai būtų to, vadinkim, problematinių, vadinkim, bus atveju audinių minkštinimas. Taigi, čia vėl yra įvairiausių, aišku, būdų ir priemonių, ta prasme, aš pakalbėsiu apie tokios, ką pats, sakykime, naudojau. Tai pirmas variantas būtų, sakykime, darbas su tais vadinamas trigeriniais taškais, apskritai pačio audinio to minkštinimu, tai panaudojant, sakykime, kamuoliuką. Čia, šiuo atveju dabar paimsiu, sakykime, tą tokį spygliuotą, ta prasme, jis, kažkiek geriau galbūt veikia negu paprastas kažkoks kamuoliukas. Tai, sakykime, čia viskas ir vėlgi elementaru. Tiesiog jums reikia, mąstyti apie tai, kad jums reikia išmasažuoti visą, vadinkim, tą jūsų sukietėjus, vadinkim, tą perdirbtą per daug, per stiprų, vadinkim, tą tokį raumenį visą, kad jis pasidarytų elastingesnis. Nes, aišku, čia problemos yra tvirtinimosi taškai rūmens, krūtinės, pečių arba deltinio rūmens, ta prasme. Tad, iš esmės, žodžiu, labai pakankamai paprasta. Tarkim, tiesiog atrimėt kažkur tai ir ieškot tų, vadinkim, vietų, kurių, galima, aišku, visą jį pramankštinti, bet, aišku, geriausia suradus tam tikras vietas, kurios yra skausmingas, jas truputį labiau išmasažuoti. Ir čia, aišku, galima įvairiausių būdų. Paprasčiausias kažkoks tai taško ieškojimas, bet šiek tiek bus paprasčiau, patogiau. Galima šiek tiek su šiokia tokia dinamika, tai yra stačiai šiek tiek tokį judesiukus prasukti. Ir čia radus gerą zoną, aišku, labai gerai, čia viskas veikia. Ir čia, aišku, kaip minėjau, pagrindiniai momentai, tai yra krūtinės zonos, visą krūtinę, paskui pečių pati pradžia, vadinkim, tvirtinimas. Reikia paminėti, kad, aišku, dažniausiai pečių problemos yra pas tuos, būtent, tai yra, jeigu paimtumėt nesportuojantį žmogų, kuris iš vis nedirbo su fiziniais krūvis, nieko, tai dažniausiai tų problemų, aišku, neturės. Ta prasme, ir, jam tiek ta ranka labai gerai atgal atsivestų, tiek iš kažką darytų, jis net nejaustų jokių problemų. Čia problemos atsiranda tie, kas pertreniruoja tam tikras vietas, žodžiu, ir per smarkiai savo kūną engia. Bet sporte mes jau to ir siekiam, kaip galima progresuoti, kaip galima labiau perdirbti per savo ribas. Taigi, maždaug čia, manau, viskas aišku, ta prasme, kaip minėjau, kažkas, kas norės detaliau, tai galėsi pasidomėti internete, ta prasme, ten visas darbas su pečiais, ta prasme, su masažavimu jūsų, trigerinių taškų darbas, tai yra, viską rasti daug detaliau, kur, kaip įremt, kaip kažką bandyti, tiesiog aš noriu parodyti maždaug patį principą, ką darom. Pas mane, aišku, priekinė dalis labai, ten tavo viskas, skauda, traška. Nebūtinai, aišku, reikalingas kažkoks spyras kamuoliukas, galima netgi tą patį paprastą tenisą kamuoliuką, lauką. Paimti irgi labai gerai įspaudžiat, kad užtenka netgi spaudimo.
Lauk, kol atsipalduos truputį. Tada gal šiek tiek judesiuką. Čia vėl, kad pavyzdėlė. Kita ranka. Kad ir čia, aišku, įvairiausias galima zonas. Žodžiu, viso šito mintis, ką aš dabar bandžiau parodyti, kad tiesiog pabandot išmasažuot. Netgi elementariausiai, tokiu būdu netgi galima, ta prasme, smarkiai prispaudus, išmasažuot visą tą ir visą tai turėtų, darant jums šiek tiek atpalaiduot, suminkštinti visą raumens audinį, kad jisai geriau pasiduotų sekančiam mūsų, ką mes darysim, tai yra raumens tempimui. Dar yra vienas, sakykim, toksai irgi rekomenduojamas būdas, tai yra tas, vadinkim, irgi audinio minkštimas ant žemės. Čia panaudosiu papildomai štangą, vadinkim taip. Visa mintis yra tokia, kad vėlgi sukurt kažkokį tai spaudimą į tas problematinės zonas. Tai čia vėlgi geriausia, aišku, kad štangą kažką būtų arba uždėti, kad būtų kažkokie tai rantelį, kad, žodžiu, kuo tas reljefas yra nelygesnis, tuo, ta prasme, geriau, lengviau pasiekti reikalingas zonas išmasažuoti. Čia prašiausiai uždedam virbalą, su koja prispaudžiam ir vėlgi spaudimą pritaikam ir einam per visą zoną. Tai yra nuo peties, pečių užspausta ir po truputį einam ieškom, kur mum yra problemos. Tai yra, žodžiu, toksai irgi minkštimo. Jeigu, ta prasme, jeigu kolega kažkoks draugas, tai gali, aišku, jisai primint truputį, užjust tą virbalą, ta prasme, užminus, kuo didesnį svorį užminam, aišku, tuo maloniau dirbti, daugiau geresnis rezultatas gaunasi. Žodžiu, tokio mažų principą. Reikia paminėti, kad dirbant su pečiais svarbu ir mentės, ta prasme, irgi čia tų raumenų, kadangi irgi yra, ta prasme, būna sustingę, nes nugara vis tiek, nugara dirbama ir mentės gauna dažnai tokio statiško apkrovimo, tai to praminkštinimas irgi yra, būtų rekomenduojamas. Tai čia irgi variantai yra, ta prasme, arba irgi kažką pasidėjus po apačią, kad pasiekt reikiamą zoną, šiek tiek, sakykim, užkėlus, visą pečių galinę dalį, užmentęs. Jis arba paprasčiausiai tam visam galima panaudoti irgi vėl kažkaip tai kamaliuką. Patikim šis po peties sąnarį, nes irgi dažnai šį tempimai. Ir visą to masažavimą, žodžiu, kad visus audinius aplink mums šiuo metu aktualų, vadinkim, tą peties sąnarį, visus aplinkui esančius audinius suminkštinti, kad jie pasidarytų elastingesni ir leistų mums kaip galima, lengviau įstatyti tą sąnarį, kur mums reikia ir su, pavadinkim, su sąnariu dirbti. Taigi, žodžiu, čia tokio pobūdžio lengvas paruošimas, vadinkim, audinio. Ir sekantis dalykas, kas dabar, kas yra, man atrodo, vienas iš svarbiausių dalykų, tai yra būtent visos tos dominuojančios raumenų grupės, tai yra ištempimas. Kalbant apie tempimą, reikia turėti galvoje, kad mums aktualiausias yra tempimas ir svarbiausias tempimas yra būtent po treniruotės. Tai yra, kadangi kai jau raumuo gavęs krūvį, raumuo įsitempęs, paskui jo ištempimas mums, sakykim, duoda didžiausią rezultatą ir naudą. Bet galima raumenį pratempti, sakykim, paruošti ir prieš treniruotę. Jeigu, ta prasme, kažkoks yra jėgos sportas ar kažką, tai kaip ir aš minėjau prie raumenų tempimo, kai kalbėjom apie kojas, yra tam tikros teorijos, kurios nerekomenduoja netgi raumens pilnai ištempti, jeigu jūs paskui sieksite jį kaip galima labiau sutrumpyti. Ta prasme, panaudoti, vadinkim, jėgos lavinimui. Tas raumens ištempimas, kalbant apie pečius, ta prasme, visą šiandieninę problemą, tiksliau, ką mes šiandien kalbame, ta prasme, naudingiausias tempimas yra, prieš treniruotę naudingas, jis yra tada, kai žmonės treniruotėje pačioje, tos sporto šakoje atlieka veiksmus, kurie reikalauja didelės amplitudės. Sakykime, šiuo atveju galėtų būti yra sunkiatriečių, sunkios atletikos įvairiausių pratimų, ten štangos, užsimetimų, rovimų ir taip toliau, kai jums reikia, kad ranka pakankamai gerai atgal ateitų. Tas pats, sakykime, jeigu
aišku, tų šakų atstovų visi žino, bet ten tik šiaip bandau iliustruoti, nu, kad maždaug, kad, tarkim, jeigu kažkoks galbūt ieties metimai, disko metimas, tai yra, jeigu jums reikės generuoti jėgą, bet ir tam reikės didelės amplitudės, tai sakykim, va, tuomet prieš treniruotę tas tempimas, aišku, jums, nu, kur, nu, yra pakankamai reikalingas taip pat, prasme. Bet jeigu mes kalbame apie sporto šakas, ypač jau kalbame apie jėgos kažkokią, tai, sakykim, šaką, tai tas tempimas daugiau turi būti naudojamas kaip po raumens aktyvacijai. Bet kadangi, nu, šiuo metu mes žiūrim ne tai, kad neskirstom ne tai, kad prieš treniruotę ir po treniruotės, bet tiesiog žiūrim į pagal tą man anksčiau išvardytas tos 3 etapus, ta prasme. Tad turėkite galvoje, kad dabar, ką aš dabar kalbėsiu, apie kuriuos, nu, apie tempimus, ta prasme, juos galite daryti, kažkiek jų galite daryti, kurie yra tinkami prieš treniruotę, bet prieš treniruotę rekomenduoju, aišku, dinaminiam pobūdėje, ta prasme, ne statinį tempimą, bet su kažkokiu judesiu. O kitą dalį jų, ta prasme, kurie jums, nu, esminiai, kurie ištemptų tai, ką reikia, ta prasme, jų naudokite juos po treniruotės. Tiesiog aš šiandien būtent dabar apie juos kalbama, todėl, kad jie būtent, nu, sakykim, nu, kadangi, nu, tam antrame etape jie dabar, antrame etape apie juos kalbame. Kaip minėjau, nu, pirmas raumens išminkštinimas, antras bus tempimas, trečias bus galinės dalies tvirtinimas. Taigi, tai tiek iš tiek trumpos tokios informacijos, kas ir kaip kodėl čia vyksta. Dabar pasitempimas. Dalis pratimų, aišku, yra visiems labai gerai žinomi. Tai yra priekinės dalies ištempimui, tai kas be ko kažkoks tai rankos atvedimas atgal. Na ir čia žinoma kažkokia tai atrama, visas po treniruotės rekomenduojama būtų kokį 15-30 sekundžių laikyti. Jeigu tai yra prieš treniruotę kažkoks, tai yra labiau geriau dinaminis. Šiek tiek ištempėt, atpalaiduojat. Ištempėt, šiek tiek atpalaiduojat. Aišku, nesiveržiate maksimalią amplitudę. Ir aišku, vieną, kitą ranką, ta prasme, visą laiką viskas tuo pačiu principu. Tie visi, žodžiu, standartiniai ištempimai kažkur tai atrėmus. Pakankamai viskas šiandien, ta prasme, aišku, ir tvarkoj. Galima panaudoti įvairiausias papildomas, sakykim, priemonės. Ir kaip minėjau, petys yra pas mums pakankamai pastankus, nu, sąnarys ir jisai juda ne tik tais, nu, keliom čia kryptim, bet ir rotacija, jisai sukiojasi. Ir kaip irgi šiek tiek užsiminiau, pagrindinė yra ta vadinima stabili padėtis. Tai yra, kai petys įstatytas ir atvestas atgal. Čia dar reikėjo man parodyti, čia prie kojų raumų tempimą buvau tą minėjęs. Ta prasme, kad apšylant irgi labai gerai dar apšydime panaudoti tokį pratimų, kai mes stengiamės būtent kaip galima į tą stabilią padėtį jau sąnarį paruošti tą stabiliai padėčiai, taip vadinkim. Tai yra tas toks atsukimas, bet mes mastam, kaip ir sukus, kaip galima rankas iš šonus labiau išvest, išsūkt. Tai yra, nes va čia būtent ir gaunas, va ta padėtis, kai mums sąnarys įsistato į ten, kur reikia. Tai yra visas tas, lygiai taip pat čionai, kad atverta, ta prasme, ir jį sugrąžinti, kuris reikalingas. Paprasčiausiai tai darom ir šiek tiek sukuriam papildomą jėgą, kuri suktų ranką į išorę. Čia, kaip minėjau, visą laiką vėlgi yra ten pusė minutės kažkoks tai palaikymas, vadinkim. Pajuntat, kad šiek tiek amplitudė padidėja. Aš visą laiką kartuoju vienai kitai rankai. Aš čia per daug nenoriu dabar laiko gaišinti jūsų. Tai yra, žodžiu, vyksta toks patempimas, taip pat gumą galima panaudoti ir krūtinės tam ištempimui, nes jisai sukuria pasipriešinimą. Leidžia šiek tiek labiau ištempti. Turis pasijuskat ir guma bando dar pakankamai papildomai ištempt. Vyriausias kampai, tiek į viršų, tiek žemyn, tiek nugarą, jeigu norit ištempt. Vėliai kalbant apie, kadangi, kaip minėjau, stabilią padėtis atgal įsukta, tai stengiamės delną laikyti viršų. Bet kokią tempimą delnas į viršų ir tempiam. Tai yra, ar tai petį bandom ištempt. Tad čia visą laiką stengiamės nesuvers, kad jokių būdų petys neišeitų į priekį. Visą laiką petys atgal ir kad viskas temptųsi tvarkingai. Taip pat prieš treniruotę čia, aišku, gerai įvairūs prasukimai, kadangi irgi yra su dinamika. Čia, aišku, plaukikai geriausiai to pasižymė, man atrodo, kai rankos vos ne tiesiai persisuka atgal. Pas mane su to pakankamai didelės problemos.
Ir aišku, reikia stengiamės, ne į priekį su pečiais sugriautais kišti, viskas aišku atgal, tai yra stabiliai, petys atgal atvestas savo vietoj ir toje padėtyje tvarkingai. Ir tai galima aišku palaikyti. Ta patį galima daryti, aišku, ir su štangas kažkokia, tai su štanga, ta prasme, irgi paėmė, ištemti vienoj, kitoj, trečioj vietoj palaikyti, kad viskas įsitemto. Kaip minėjau, čia šitie tokio pobūdžio tempimai yra, pakankamai dažni. Čia nieko naujo neparodysiu. Ką dar reikėtų užakcentuoti, tai yra tempimą, kai rotacija eina į vidų arba išorę. Dabar mums aktualiau yra būtent išorė. Tai čia tokie galbūt rečiau naudojami tempimai būtų. Vienas variantas yra, tarkim, pasinaudojus kažkokią tai lazdą, prasme irgi įrėmiam, kad išsukt amplitudę didint būtent į išorę išsukimo. Tai yra alkūnė priekyje ir šiek tiek, aišku, niekad nereikia dirbti skausmo riba, kad nepatirta prasme kaip tik traumų buvo, galbūt, kad tempimo metu paskui kažką trūktelsit. Tai yra, kai jaučiate tempimą, tiesiog palaikot, kaip minėjau, 15-20 ar pusę minutės. Vieną pusę palaikot, kitą. Filmuojant alkūnę, kai matot priekį. Išnepėt, panašiai galima tą patį, šiek tiek alkūnę atgal atvesta. Tai yra nebe priekį, bet tiksliau šoną. Irgi tokio pobūdžio ištempimas. Tai yra tokie retesni dalykai, o daugelis, ką mažiau tiksliau, kas daro, bet jie yra labai gerai. Tas pats yra gulint ant žemės. Nežinau, kiek čia gerai matysis jums, bet žodžiu, esmė yra, mes ten pirmai kalbėjom su lazda į išorę rotaciją, jo, išsukt. Dabar į vidinę, tai yra, kad į vidų pasukimas rankos, nes ta amplitudė turbūt pakankamai didelė, bet aišku, pas daugelį mūsų yra jau labai sutrumpėjus. Taigi esmė yra, atsigulam ant šono, padam petis, rankos status kampas maždaug ir palengva tą ranką spaudžiam. Žemyn, kad pasiekt grindis. Spaudžiam, vėlgi čia palaikom kokių galima. Arba laikyti, apskritai galima statiškai, ten kokį pusę minutės, arba galima šiek tiek paspaudžiat, šiek tiek atpalaiduojat. Vėl paspaudžiat. Taip pat galima, jau minėta man irgi anksčiau, postizometrinės relaksacijos metodą, ta prasme, kai šiek tiek būnat priešintis, paskui vėl spaudžiat. Apie visą tai galite paklausyti video medžiagoje apie raumenų tempimą. Žodžiu, esmė yra mūsų pasiekti, bet čia reikėtų irgi atkreipdėmėsi, kad, aišku, vardat vienai kitai rankai, bet esmė yra, jums reikia stengtis taip, kad jums tiesiog išsitemptų. Tai yra, jeigu jūs petį pakeisit, aišku, pasiekt tą žemę, tai čia, nieko nereiškia. Esmė yra, kad petys priglaustas, pilnai, jūs visiškai tiesiai tvarkingai, petys atgal atvestas ir va toj padėtyje turite ištemti. Trečia kalbu vėlgi apie tam tikrus tokios metodus, kaip papildomai dar ištemti, vadinkim tą, kad kaip galim padidinti peties amplitudę judesio į įvairias pusės. Čia galima būtų, kablį paimsiu, naudoti, aišku, ir kažkokias tai papildomas priemonės, tarkim, jeigu kablį, vėlgi visiems tiem ištempimam, jeigu nėra gumos, nėra kažkokio, kur atremt kažkaip kitaip, jeigu norit, tai tiek tiesiai, tiek kažkur į priekį, galima užakcentuoti delną į viršų. Šiandien, žodžiu, ta prasme, ir patys įvairiausių būdų, ir aišku, čia prisigalvoti galit įvairiausių, netgi be jokių priemonių, ar paprasčiausiai ištemti priekinę dalį. Visiškai paprastai ir elementariai. Žodžiu, man atrodo, jūs supratot, kad tempimo, visi tie, ta prasme, mūsų tempimai yra orientuoti tai, kad kaip galima ištemti visą priekinę dalį, kuri pasunk dėl mūsų, vadinkim, dėl fizinių treniruočių pobūdžio, dėl esamo tokio krūvio, kuris dažniausiai yra priekinės dalies yra didesnis negu galinės dalies. Tai yra būtent dėl to susiformuotas disbalansas. Ir tam, kad mums tą raumenį, kuris trumpėja, kad mums jį, ta prasme, ištempt, netgi žiūrint per sveikatos prizmę, visą laiką rekomenduotina po fizinio krūvio, ypač jeigu buvo atliekami pratimai kažkur į priekiniai, vadinkim, daliai, pečiai, krūtinė, tai būtent po to atlikti įvairiausius tempimo pratimus, kad raumuo netrumpėtų. Tai yra, jį paskui stengiamės ilginti, tempti įvairiausiais, tiek man rodyti šiandien metodus, tiek aišku galite patys prisigalvoti arba kažkaip prisižiūrėti kitokių įvairiausių būdų. Ir
šitais dviem dalykais, tuo, kaip minėjau, kūno išmasažavimu, suminkštinimu audinio ir tempimu, mes pasirūpinam tą, vadinkim, problemą, kuri tempia mūsų petį į priekį. Ne? Ir trečias momentas dabar yra pagrindinis, vadinkim, jau, kaip mum tą petį, ne tik, kad čia gerai čia atlaisvinam, tarkim, bet kaip mum jį privers įsistatyti, kuriem reikia. Tai va čia būtent yra visos galinės dalies stiprinimas. Tam tikrus galinės dalies raumenukų, antagonistų, žodžių, kurie padėtų tą ištemptą raumenį, pažinotų ištemptą raumenį ir tą petį įstatyti atgal. Arba sukurt, sakykim, kontrabalansą, vadinkim, kad būtų atsirastų balansas. Šitos visos jėgos prieki esančios, kad sukurtų ir atgal sakanti jėga, ta prasme. Taigi, priėjom prie trečio momento, pasirūpinom raumens suminkštinimu ir jo ištempimu. Dabar galinės dalies tvirtinimas, kas labai svarbu yra tiek tam balansų sukūrimui, visai rotatorių manžėtėms, ta prasme, kad visa tas stabilumas yra, sakykime, būtent esminis momentas. Čianai, reikėtų pasakyti, aš ta prasme, kad dabar viską čia gan chaotiškai taip dėstau. Tai yra, kadangi labai per daug nesirašiau toksai, tiesiog pasakoju taip, ką aš darau, ta prasme, į ką akcentuoju, kad šiek tiek, kad susisteminta, kas maždaug pirmas momentas, antras momentas, trečias momentas. Šiek tiek aš gal, detaliau viską aprašiau straipsnę, ta prasme, tai ne tik pažiūrėkit visą šią video medžiagą, bet ir paskaitykit, ką rašiau, tenai gal bus šiek tiek viskas pasistengsiu susidėlioti, šiek tiek detaliau ir aiškiau, kas po ko, kad nebūtų tokio chaoso, kas galbūt šito video medžiagoje, kas yra, ta prasme. Gerai, grįžtam prie galinės dalies tvirtinimo dabar, ne, stiprinimo. Pagrindė, sakykime, mano čia mėgiamiausi pratimai visi yra su gumom. Tai yra parodysiu aš įvairius pavyzdžius su gumom, su kažkokiais tai hanteliukais, ta prasme, tai yra, kad pamatytumėte įvairiausius būdus, ta prasme, kaip galima tik tą galinės dalies visą stiprinimą. Tai, sakykime, pirmas variantas, aišku, būtų paprasčiausiai, čia dar gumos rankina dabar krūvas, tokių variantų visokiausių yra. Taigi, žodžiu, mes dabar mąstom, kadangi, kaip minėjau, visų pratimų metu dažniausiai didžiausią krūvį gauna priekinė visa dalis, tai mes dabar bandysim pasirūpinti būtent tą galinę dalimi, kuri būtent priešingai viską bando atstatyti atgal, nuo to priešingai, žodžiu, veikia viskas negu, vadinkim, priekinė dalis. Taigi, pirmas elementariausias dalykas, tai aišku, yra būtent gumos atvedimas atgal. Čia vėlgi stengiamės, nereikia didelio krūvio. Tiesa, kas man su gumom patinka, kad čia galite jūs, kuo toliau paeinate, tuo tas pasipriešinimas didesnis. Jeigu šiek tiek pasidarė sunku, galite paeiti vėl artin, jis palengvėja, ta prasme. Visus pratimus čia vėlgi reikia mąstyti, kad čia kalbam ne apie hipertrofiją, ne apie raumenų, ta prasme, auginimą ar jėgos didinimą. Čia mes kalbam būtent apie, vadinkim, tą, sveikatinimą, taip pavadinkim, ta prasme, apie stabilizavimą. Ir todėl čia pratimų neturėtų būti labai sunkus. Ir reikėtų jas daryti kažkur tai, nuo 10 iki 20 kartų. Tarkim, aš darau kokių, sakykim, vidurkių 15 kokių pakartojimų, tarkim, bet kurį pratimą, ne? Kad ir taip, kiekvieną pratimą, ten po kokius 3 priėjimus, ta prasme, po kokių 15 kartų. Vėlgi, aš parodysiu dabar čia įvairiausius pratimus, ta prasme. Tai nereiškia, kad jūs turite juos visus daryti, ta prasme, aš pasistengsiu, kaip galima daugiau aprėpti maždaug pavyzdžių, kad būtų maždaug aišku pats principas, kas, kaip ir kodėl, ta prasme. O po to jūs patys pasirinksit, ką jūs galite daryti, kas iš jums tinka, kas netinka, gal kažką savo sugalvosit ir taip toliau. Taigi, grįžtu atgal. Krūvis nedidelis, pasipriešinimas nedidelis. Čia nebūtų guma, gali kas naudoja, ta prasme, bloko traukas visokias, gali irgi užsidėti kažkokį svorį. Tik noriu pasakyti, net nebūtų tas svoris labai didžiulis, ta prasme. Tai, nes jeigu didelis svoris, prasideda traukimas su visų kūnu, ta prasme, kiti raumenys pasijungia, ne tie, kurių mums reikia. O čia noriu, kad pajungti tuos, kuris reikia, pakankamai reikia, kad būtų pratimas daromas izoliuotai. Taigi, kaip minėjau, viskas, petys priglaustas, alkūnė priglausta, petys ne į priekį, jokių būdų negali būti sugriuvęs. Petys stabilioje padėty, atvestas atgal, viskas priglausta tvarkingai, atsituojam kaip krūvis ir tvarkingai. Be jokio skubėjimo, jau 15 pakartojimų. Eina, čia, kaip minėjau, kad aš per daug stengsiuos nerodyt. Jo, maždaug tokio principo. Toliau eina priekį, tarkim, alkūnė čia buvo šone, dabar išvedam alkūnę į priekį. Irgi tas pasukiojimas. Irgi tas pats visas pakartojimo kartų, viskas, žodžiu, nesikeičia, viskas taip pat. Stengiamės gal alkūnė, kad būtų kaip galima stabiliau.
Tiesa, be rankos padėties pačios riešą, tarkim, delną. Irgi, nėra labai svarbi, ta prasme, galite čia variuoti, pažiūrėti, kaip jums geriau veikia. Galima neutraliai, kad vanykštis, ta prasme, į viršų, galima ranką persūkt, tai yra paimti už kažkokio galą, arba jeigu rankinas neturi kažką gumą paprasčiausiai pasiėmė, viskas labai gerai veikia, ta prasme, alkūnę galim taip laikyti, lygiai tas pašienai, alkūnę irgi galima išsūkus laikyti. Čia mums tik man yra. Paskui pajudėjom priglaudus alkūnę į priekį ir aišku, alkūnę išvedam atgal. Vėlgi. Viena, čia aš paskui, vėlgi, kaip minėjau, po kokių 15 pakartojimų. Viena, kita ranka. Stengiamės, kad nebūtų labai trūkimo, nebūtų per daug sunku, nes tada prasideda visas įsijungia visas kūnas. Mes čia pakankamai izoliuotai. Tik petys suka. Taksim galima šiek tiek pasunkinti, prijungiant papildomą. Kadangi mums aktualu yra galinė dalis, tai mes, aišku, netgi tas pats, jeigu, aišku, jėgos vektorius dabar veikia į tą pusę, ne, tai mums kadangi guma tinka, netgi tas pats, kilojimas tarsi vertikalus judesys į viršų, bet veikia labiau galinė dalis. Tad galima, aišku, sujungti pasukimų su pakėlimu. Vėliau biškui dabar pakalbėsime tam tikros kombinacijas. Bet žiūrėjau, ta prasme, bet kokie pratimai, kurie pajungia būtent galinius raumenis. Rotacija, jeigu yra labai gerai, tas visas pasukimas, nes pasijungia ne tik tie standartiniai, bet ir vidiniai raumenukai, kurie irgi visur, ta prasme, jungiasi prie kaulo įvairiose vietose. Pasukimas, kaip minėjau, su pakėlimu. Visą tai, ką aš rodžiau, iš esmės galima daryti ir vidiniai daliai. Aišku, kai mes žinome, pas mums ta vidinė dalis ir taip dažniausiai yra, žymiai labiau išlavinta. Bet jeigu kalbam, ta prasme, mes kalbėjom čia į, tarkim, išorę išvedimą, galima tą patį daryti, vedant į vidų. Kam yra čia, ta prasme, kaip tėjau, kad tas, aišku, pas vidus ir taip yra pakankamai ištreniruotas, mes tarsi stengiamės galą, bet kai mes darome čia, ta prasme, veikia irgi pakankamai tam tikrų vidinių raumenukų, kurie, sakykime, irgi gali sukurti tam tikrą stabilumą. Tas, sakykime, būtų labai galbūt aktualu, galbūt šiek tiek pabaigsiu aš dabar čia, truputį gumų pabaigoje, kad šiek tiek užakcentuosiu tam tikrus momentus, kas yra kovotojam, būtent būtų naudingas dirbant su gumom ir kas aktualu. Gerai, dabar toliau einam. Taigi, pakankamai sulenkta ranka, įvairiausių judesiai, ir tas pats gali būti ištiesta ranka. Šiek tiek kitaip persiduoda jėgos petys, vėlgi, viena, kita, ta. Vienoks paėmimas ar kitoks paėmimas. Visiškai pakankamai aišku. Reikia patys pakartojimų kartai, viskas taip pat. Visas ištempimas. Galima, vėlgi, čia mes dirbam dabar mes po vieną ranką. Galima, aišku, viską dirbti ir tarkim, panaudojus. Tiesa, beje, tuos visus, ką dabar taip galima, aišku, tą pačią paprasčiausią gumą paėmus. Reikia visus ištempimus daryti, iš karto gausis abi rankos, kad ta prasme dirba. Dar beje, po vieną ranką dirbant, kaip minėjau, kadangi mums galinė dalis svarbu, labai gerai irgi yra šiek tiek pasilenkus į priekį ir įstrižas kėlimas. Tai aš pasilenkiam, kad vėlgi galinė dalis visą krūvį gautų. Ir tokio pobūdžio. Aišku, vėlgi viena ranka, kita ranka, viskas lygiai taip pat, tik aš tokius šiek tiek variantus parodau, kas galima. Vėlgi jėga veikia į apačią. Aš šiek tiek pasiėmiau, kad tuo vietą būtent galas. Galinė dalis gautų visą krūvį. Jo, paskui trūkimas abiem rankom. Trūkimas link veido. Tai yra, parodysiu iš nugaros pradžiai, maždaug, kas vyksta. Tai yra, aš traukiu link veido ir dar tą gumą dar plečiu, kad ne tik traukiamiai, bet ir į šonus vestusi. Tai yra, jeigu iš nugaros maždaug atrodo taip, link galvos. Maždaug į šoną. Link veido. Irgi visą labai gerai galinė dalis visą pasijungia. Galima aš tą visą pasunkinti, prijungti, kaip minėjau, vėlgi papildomų tokių, ta prasme, tarkim, pritraukimas, pakėlimas, į viršų pakėlimas. Iš kelių etapų. Op. Tai yra visi maždaug tokio pobūdžio pratimukai.
galima čia, kaip minėjau, įvairius galima su viena guma galima, čia tarkim aš turiu pasidaręs, tarkim, kad ir, nu, 2 galai, o visas lygiai taip pat. Ištempimas. Elementariai. Ir čia, aišku, visojas variacijas galite naudoti vėlgi. Paprasčiausias pritempimas, pritraukimas, ne? Galvos pritraukimas. Minėtas sukių pasukimas. Ganai dalį. Na ir tas visas pasukimas, ištesimas. Žodžiu, nu, mintis man atrodo aiškiai. Tai yra, stengiamės pajungti visą galinę dalį. Ir ne tik tie įprasti kažkokie atvedimai, bet ir su rotacija. Tai dabar kas dėl rotacijos, kaip minėjau, dėl gumų ir dėl kovotojų. Ir dar toks vienas niuansėlis. Kai mes kalbam apie kovinį sportą, aš šiek tiek gal dar paprašysiu straipsnį, šiek tiek detaliau. Pažiūrėjau, esmė yra tokia, kad kai mes kalbėsim, šiek tiek vėliau dar parodysiu, kai kalbėsim apie fizinius pratimus, tai viskas tvarkoje. Mes jeigu darom, nu, kokį tą patį štangos spaudimą, ne, ar kažką, tai mums yra laiko, mes galime pasimti tą štangą, įsistatyti sąnarius, kur reikia, tai yra juos į stabilią padėtį, įtvirtinam ir tada daryti patį pratimą. Bet yra momentų, kai mes to stabilumo negalim garantuoti. Tai yra, tarkim, ypač aktualu koviniam sportui. Ne? Čia pagrindinė, kodėl ir kovotojai labai dažnai traumuoja tos pečių sąnarius. Tai yra, kadangi smūgiai labai dažnai atliekami, ne dažnai, bet prašau visada atliekami sąnario tuo vadinamo nestabilio padėtyje. Ir ypatingai, kai mes smarkiai kažkur gauna tą atranką, visą krūvį sugeria būtent sąnarys. Tarkim, nu, jeigu taip šiek tiek iliustruota visą dalyką, sakykime, mes vis tiek stengiamės, ne, kovotojai, kaip visi žinome, stengiamės, nu, nekovojam galvos iškėlę. Visą laiką stengiamės petį išvest, kad mums pridengtų žandikaulį. Tai sakykime, jeigu mes kalbam kažkokio aperkutą, tai dar ne taip, arba netgi tie patys priekiniai smūgiai, jie dar nėra, ta prasme, tokie, jų ir jie, ta prasme, vėlgi, kai smūgiuojam, išveda petį į priekį, bet taip nėra dar tik išvedimas peties, ypač jeigu mes pakankamai dubenį, ta prasme, korpusą pasukam, tai tas išvedimas į priekį dar toks nėra didelis. Daug didesnė problema yra, kai mes kalbam apie hukus, nu, apie kablius vadinkim, nes tuo atveju, kai mes nedarom stabiliai padėti, taip nemušam, mes visą laiką stengiamės pridengti ir va kas čia gaunasi, kad būtent va čia mes sąnarį išvedame tą vadinamą labai traumuojančią padėtį. Tai yra, vyksta smūgis, mes jį pritraukiam prie kažkur žandikaulio, pakeliam, nes yra variantų, aišku, tai galim kelti ir toliau, bet dažniausiai gaunasi, kad jisai išeina ir į priekį ir pakyla. Tokiu atveju. Ir būtent sąnarys dabar yra suvirtęs į priekį toj prastoj padėtyje. Ir kai mes, tarkim, dirbam, arba, jeigu tie smūgiai nepataiko, arba kažkiek retina, dar mažesnį smūgį, mažesnį krūvį gauna sąnarys. Bet jeigu mes dirbam su, tarkim, sunkiu maišu, tai tie visi, tas užsimojimas ir tos padėties, ir būtent, dar aišku, priklauso ir vieta, kurioje mes pataikom, ta prasme, arba čia jau atsimuš, ar į priekį išės, tai yra vėlgi tam tikras, kitokį tip krūvis gaunasi sąnariai. Bet, kadangi mes kai dirbam pastoviai, ir į sunkų maišą, kai, ta prasme, pastoviai smūgiuojam ir labai dažnai gauname smūgis iš tos netinkamos padėties, tai sąnarys, sakykim, patiria labai didelę žalą. Tai yra, nes visas tas, visa ta jėga, visas tas, ta prasme, krūvis, būtent nusėda, pavadinkim taip, būtent į peties sąnarį, ta prasme, jisai sugeria tą visą krūvį. Ir čia yra, praškai, dažniausiai ta vadinama, traumavimo priežastis, ta prasme, kad sąnarys labai dažnai gauna krūvį jam tinkamai padėtyje. Tai yra, viskas aišku, ne, visi, ta prasme, visi smūgiai, tiesus dar ne taip, kaip minėjau, bet va čia, būtent, va, tie visi didelis, ta prasme, visi kabliai, jie būtent ir va, tas traumavimas. Ir čia, su gumom, mes galime iš esmės šiek tiek padėti. Teorija yra tokia, kad jeigu vidiniai tie visi raumenukai yra pakankamai irgi stiprus, jie gali to neigiamo, vadinkim, krūvio dalį pasimti ant savęs, jeigu taip kalbėtume. Tai yra, nuimti nuo sąnario šiek tiek. Tas reiškia, kad mums reikia sustiprinti visus vidinius raumenukus. Čia var atsiranda šiek tiek logikos, kodėl verta kartais irgi daryti, vadinkim, tuos į vidų visus, ne? Tai yra ne tik išorę, bet ir į vidų, ramiai stiprinimą. Čia mes stengiamės irgi ne tuos raumenis didžiuosius, bet vidinius raumenukus pajungti. Bet kas dar aktualiau, jeigu visą tą darom vėlgi po kokių 20 kartų, nesmarkiai, nes būtent statiškai padėtyje, būtent visi raišiai dirba labiau. Ne pasrumo, bet būtent raišiai. Tai mes, tarkim, visus smūgius galime tvarkingai atlikti ir taip šiek tiek užlaikant
šiek tiek vadinkim yra teorija, kad galima tvirtinti tuos mums aktualius, sakykim, sąnarius, ne? Tam raumenukus, gaubiančius sąnarį. Ta patį galim daryti, kad vektorius jėgos guma, tarkim, veiktų į priešingą pusę. Dabar mes jau veikiam tą galinę dalį, kuri mums būtent yra aktuali. Tai yra atliekam smūgius, ne? Ir apskrona galinė dalis, kurią mes ir norim irgi stiprinti. Ne? Tarkim, čionai, op, visą laiką čia aš, kaip minėjau, krūvį pasirguoju, kokiam reikia, bet būtent va čia va dirba tie mums reikalingi raumenukai. Tas pats su tais rizikingiausiais mūsų labiausiai traumuojančiais kabliais, ne? Op, lėtai. Čia mes, kaip minėjau, ne fizinės savybės dirbam. Čia negreitai, nekartuojam greitų, mes tvarkingai, stabiliai. Op, grįžtam. Op, grįžtam. Tai yra, bandom sutvirtinti, kad netraumuotume, kaip galim padaryti stipresnius visus ta prasme, aplink visus gaubiančius raumenukus, taip pavadinkim. Sausis, kad raiščiai visi tvirtėtų taip toliau. Ir lygiai tą patį galima netgi, kai jie vektorius į kitą pusę. Tai yra čia praėjo ir atgal atitraukiam ranką. Nes mūsų traukia dabar tenai. Atgal atitraukiam. Atgal. Op, 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 op. Tai yra, žinau, toksai maždaug pavyzdėlis, kaip galime, panaudojant gumas, sakykim, ne tik pradirbti tos mums reikalingus, visus, sakykim, galinius raumenukus, bet ir kaip kovotojai su gumų pagalba gali, sakykim, netgi technikos niuansus besimokindami, šiek tiek padėti savo irgi su to vadinkim pečių problema. Kadangi pas kovotojus tas pečių suvirtimas yra ypač aktualus. Tai yra, dažniausiai, kur pamatys, kad kovotojai, tiksliau net pamatot, kad žmogus eina sugriuvęs, tai negi stereotipas toks yra, kad jeigu taip eina, tai vadinačiau kovotojas, kas, kaip minėjau anksčiau čia, kad nereiškia, kad jis čia labai stiprus, ar čia kad labai sveika jam, ta prasme. Nes tai dažniausiai prives prie problemų. Bet žodžiu, kiek nėra užakcentuot, kad tas visas suvirtimas yra blogai ir būtent tas toksai, tiksliau, blogai ypatingai kovotojam, kai jie įpranta iš tų pečių ir viską daro su pečiais į priekį, to iš tos, vadinkim, nestabilios padėties. Žodžiu, pajungę gumas galime ne tik galą stiprinti, bet ir tvirtinti sąnario padėtį, sakykim, smūgiam aktualiuose pozicijose, ta prasme. Tai yra vietose, kai ranka ištiesta, taip vadinkim, ta prasme, smūgio technikos įvairiose vietose, ta prasme. Taigi, tai čia tie, kas su gumom pagrindinti tokie pratimėliai. Dabar visą tą pabandysiu parodyti, kad viską galim padaryti ir su kažkokiais tai svareliais, su galteliukais ir toliau, ta prasme. Tai pati mintis čia yra lygiai tokia pat, ta prasme, vėlgi tie patys pakartojimai, 15, 20 pakartojimų, tarkim, nuo 10 iki 20, vidurkį 15 maždaug plius minus pakartojimų, nedidelių tempų, svorį nedidelį. Tai yra, mums nereikia, kad perimtų visą tą krūvį kiti raumenys papildami. Mums reikia pakankamai izoliuotai dirbti su tuo, kas mums reikalinga. Tai yra būtent galinė dalis. Čia lygiai vėlgi tas pats. Tai yra, lygiai taip pat, kaip buvo, tarkim, su guma. Čia galima ant žemės, aišku, apsigulus, kad būtų patogiau. Pademonstruoju, gal parodysiu. Vien dabar ant suoliuko. Vėlgi lygiai tas pats. Pasipriešinimas atgal, būtent rotacija į išorę. Ne? Visas. Paukščiai, lygiai tas pats, aišku, kitą pusę. Galima, aišku, lygiai taip pat su neužtiesta kažkokia ranka kažkur tai, ar per sulkus, lygiai taip pat kaip čia beje tiesa. Ar taip, ar į išorę, žodžiu, skirtumo jokio nėra. Tiesiog stengiamės visą ranką su būtent rotacijos galinės dalies pagalba. Toliau lygiai tas pats čia šonu. Mintis maždaug aiškiai. Kai buvo šoninis, taip pat rankos išvedimas į priekį, kaip ir su guma, visas sukimas. Toliau kitus sekančius pratimus galima iš esmės daryti irgi ir su viena ranka, kaip buvo gumos atveju, bet galim, tarkim, kad, greičiau, tarkim, kad ir su abiem rankom iš karto, ne? Tai vėlgi,
renteliukų išvedimas į viršų, irgi sukalmuoju ir šiek tiek, kad nebūtume, nes jeigu tiesiai, tas krūvis šiek tiek kitaip nueina. Geriau, kai šiek tiek pasilenkia, tada labiau galinę dalį krenta visas krūvis. Tai, ko mums reikia. Būtent tas įsvedimas. Galima iš esmės net ir šoninį vedimą taip, bet aišku, kadangi jėgos vektorius dabar žemyn veikia, tai čia šiek tiek jau, sakykime, mažiau naudosiu iš tų šonus išvedimų, vertikaliai būnant. Toliau, lygiai taip pat kaip ir buvo su guma, vienos rankos išvedimas šiek tiek įstrižai, būtent orientuota į galinę dalį. Tai yra, mes esam pasilenkę. Toliau. Vėlgi, kaip ir su guma, tai galim visą tai apjungti dar. Tai yra, tarkim, visas tas ties grąžinam, kaip minėjau, sąnarys laikas stabilio padėtyje, įvedam, išdam pasukimas. Patraukiam pasukimas. Prie to galim pridėti visą išvedimą į priekį. Kaip minėjau, ne viršui, nes šiandien visada priekinę dalį prašė raumenų dirbam, ko mums nereikia. Mums reikia galinę dalį. Todėl būtent pasilenkiam, atvedam ir priekį. Op. Čia aišku reikia neskubėti, paprasčiausiai mums reikia jausti tiesiog raumenukus. Pritempiam, petys dirba galinės, rotacija, ištiesimas. Bet kadangi pasilenkę esame, apkrauta yra galinė dalis. Vėl rotacija, kimas. Mažu, žodžiu, tokio pobūdžio, manau, mintis aiškiai pakankamai, kad, žodžiu, būtų arba rotacija į išorę, arba rotacija kažkokia į viršų, apkraunant būtent galinę dalį. Dar yra, man atrodo, diafragma, čia tą visą variantą siūlė, labai neblogas pratimukas, tai yra statinis išlaikymas 4 padėčių. Nežinau, kaip čia dabar geriau, kad jau pademonstruoju, kad matytumėt. Žodžiu, mintis yra tokia, vėlgi pasiemat nedidelį svorį. Tai yra pradžiai rankos ištiesos priekį, laikot, tarkim, 10 sekundžių. Paskui sulenktos rankos į šonus 10 sekundžių, tada ištiesėt į šonus 10 sekundžių ir tada apsukat delnais į viršų, būtent galiniai daliai. Toksai, žodžiu, visas, nu, čia vėlgi, aišku, patį laiką kelia tas šonus iš priekio, gal kad būtų šiek tiek aiškiau. Tas laikas gali būti ir po 5 sekundės pradžiai, paskui didinsit po 7, po 10 ir taip toliau, ta prasme. Išlaikymas. Kaip jau krūvišką didelį nepulkit, svorį didelių nepulkitam, taigi į priekį, paskui sulenkėt į šonus, tada ištiesėt į šonus ir tada atgal. Tai yra čia statiškai apsikrauna būtent esminiai vesimų momentai. Čia galinė dalis, čia lyg tas pats kaip rotatorius, kur veikia, upės paskui ištiesta vėlgi pečių, ir čionai. Žodžiu, ta prasme, po tokios keletą serijų tokių priėjimų labai gerai veikia pečių apkrovimą. Iš esmės, aišku, galima ir su to pačiu su štanga kažką, ta prasme, irgi vėlgi daryti, pasilenkus pačią štangytę kelt, į priekį stumti. Žodžiu, ta prasme, man atrodo mintis aiškiai. Esmė yra būtent mum treniruoti, pajungti ir apkrauti, ta prasme, ištreniruoti būtent galinę dalį. Kas jums yra, kokias galite priemonės panaudoti, ką galite, kaip galite, ta prasme, tai padaryti, čia jūsų pasirinkimas. Ar tai su gumom, ar su svoris, o gal dar kažkokių vienyti galima panaudoti tam ir elementariausiai, ta prasme, statinę apkrovą, tarkim, jeigu jūs nieko neturite. Čia, tarkim, tas stulpas man atstaus sieną. Ar kažkokia atrama, nesvarbu čia, ar prie medžio darys, ar kur, nesvarbu. Tai lygiai taip pat, kaip mes ten, tarkim, gumą tempiam, ar tai gumą, ar ranteliuką kažkaip kėlėm, sukiuojam čionai, mes galim panaudoti arba statinę apkrovą, tarkim, atremiam ranką į tą kažkaip ir bandom iš visų jėgų spausti ir jau apsikrauna. Arba galim šiek tiek leisti, tai yra iš visų jėgų spaudžiam ir šiek tiek su kūnu pasisukam į šoną. Ir priešinamės vėl grįžtam. Vėl pasisukam. Ir lygiai taip pat čionai gauna apkrovą būtent galinė dalis. Galima ranką, kaip minėjau, šonu. Paėm ir nuo savęs sukam. Vėl grįžtam. Galima labiau grįžti, kad pasukimas pats. Nusukam. Vėl grįžtam. Nusukam. Grįžtam. Tarkim, matytis.
pasisukam. Ranka kaip įvairiai gali būti. Žodžiu, tokio pobūdžio, nu, aš čia vėlgi tik vienas iš tokių variantų, kaip, nu, bandau parodyti, kad netgi be kažkokių didelių priemonių galima paprasčiausiai virvę pasiėmus, arba su kita ranka priešinant, ta prasme, tempt vėl gražinti. Tempt, tai yra, žodžiu, visa esmė yra sukurti pasipriešinimą, kad jėgos vektorius veiktų į priekį. Ne, tai yra, kai mes treniruojamės dažniausiai kaip tik atgal tarsi veikia, ar meštanga, ar kažką tai smūgiuojam, tai yra visą krūvį, viską mes bandom pasipriešinti į save čia priimti. Šiuo dabar atveju mums reikia, kad viskas temptų mus į priekį, o mes tenkimės viską daryti atgal. Tai yra, žodžiu, bet kokio krūvio sukūrimas, kas temptų į priekį. Ar tai gumas bandom ištempt, ar kažkokius tai svorius pakelt, ten, kaip minėjau, bloko trauką kažkokią, tai galim visą tą, ką su guma, galim viską tas pas, gali būti liekama su bloko trauka. Tiek prie veido tempt, tiek, ypač jeigu aukštis reguliuojasi, tiek visus tempimus, žodžiu, nu, tai yra, pajungkit fantaziją, ta prasme, ir viską galite, nu, pajungti kuo puikiausiai. Taigi, kas liečia tuos 3 etapus, reziumuoju, tai yra, padarėm apšilimą, paruošimą, vadinkim, kūno lengvą, viską prasukom, prajudinam, tada, kai kūnas jau pasiruošęs kažką tai veikti, padarom trumpą audinio tokį išpaminkštinimą, vadinkim, išjudinimą, trigerinius taškus truputį, reabilitacija tokia, vadinkim, ta prasme, viską išminkštam, parašėm ištempimui. Tada trumpai ištempėm, ta prasme, jeigu jūs dirbat būtent grinai kažkokia tai tiktis nuo, sakykim, traumą kažkokia girdės, tai galima net nekalbam apie treniruotę iš karto tada, tik tą padarius, iš karto užsimti vien tik tempimu, ane, ir paskui prieinam prie 3 etapo galinės dalies stiprinimu. Jeigu tai mes kalbam, kad kažkokia tai kaip ir profilaktika tokia, tai yra, nu, nebūtina sulaukti tų traumų, geriau to pasirūpinti, kol dar tų traumų nėra, tai yra tada kaip po profilaktiškai jūs galite viską tą patį paruošimą, tada prieš treniruotę, priklausomai ar jums reikalingas tempimas ar ne, pasidarot bent jau mini tokį pratempimą priekinės dalies, tada išsitempėt, ką jums reikia, viską prajudinat truputį, ta prasme, tada tiek savo tą treniruotę reikalingą ir pabaigoje ištempėt. Svarbiausia ištempti visą priekinę dalį. Jeigu jums treniruotėj netrukdys, vadinkim, galinės dalies, taip, treniravimas, tai tada pasirinkite bent jau kokių, 2-3 pratimukus. Atlikite juos, tarkim, kokias bent jau 3 serijas, 3 priėjimus, po tuos 15 pakartojimų. Ir to bus sočiai. Ta prasme, galima, nes, čia vėlgi, čia lengvi svoriai, jie patys raumens labai nevarina, jie čia daugiau veikia vidinius raumenukus. Tai, sakykim, netgi prieš tą pačią treniruotę, prieš pečių treniruotės, iš esmės prieš krūtinės treniruotę, visur, kai jums reikia, kad pečiai pakankamai prasimankštintų, tai padaro tą vadinamą šiek tiek pramankštą ir padarykit po porą bent jau kažkokių pratimukų, tų būtent galinės dalies tvirtinimo. Dabar iš tikrųjų anksčiau čia dar daugam tas kėlė, tokį juoką, tarsi tie visi tų galinės dalies tampimai, bet dabar jeigu pažiūrėtumėt pasiruošimą net ir tų, profesionalų, net ir kultūristų, ta prasme, ten Kaus Greenasberas ten ir daugelis kitų, ta prasme, aš kiek irgi daug labai tų video nežiūrėjau, bet, šiaip va, kiek žiūrėjęs irgi treniruotės, net ir jie dabar jau, ta prasme, visi, aišku, nemažai turėtų traumų, pradėjo turbūt irgi konsultavosi su įvairiais gydytojais ir taip toliau visokiais. Ir ta prasme, ir jų treniruotės pradžioje pamatysit, jeigu ten, tarkim, ruošiasi treniruoti krūtinę ar pečius, visą laiką irgi daro būtent, ar tai bloko traukas kažkokias, ar gumų kažkokių išvedimus, būtent visą laiką parašą, galinę dalį sutvirtina, ištempia priekinę, ta prasme, nes, traumų niekas nenori. Taigi, grįžtant, vien truputį nuėjau, grįžtant, žodžiu, parašymas, ištempimas, kiek jums to reikia, tada treniruotė arba galinės dalies patvirtinimas prieš treniruotę, arba kad ir po, jeigu ten truputį ir jeigu, žodžiu, atstatot balansą, sustvirtinant galinę dalį ir tada, aišku, ištempėt priekinę dalį, kad, žodžiu, visi 3 etapai būtų įgyvendinti. Vėlgi, aš kaip minėjau, tas išmankštinimas, ta prasme, čia vėlgi toks diskutuotinas reikalas. Bet būtent 2, mano manymu, yra esminiai. Tai yra būtent suversto pėties priešininkai, vadinkim. Tai yra ištempimas priekinės dalies, kad lengviau atsistatytų į galą ir sutvirtinimas, kad jį, ta prasme, užfiksuotų, to gali daryti savo reikalingų kapsulės padėtyje, ta prasme. Būtent, žodžiu, galinės dalies stiprinimas, šitos dalies ištempimas. Tai yra, žodžiu, čia yra esmė, ką reikėtų daryti, kad būtų tie pečiai tvarkingi. Kaip minėjau, kovotojam labai dar naudingi tie papildomi su guma pratimukai, kuriuos galima daryti iš esmės arba technikos dieną kažkokią tai, arba netgi prieš tą pačią treniruotę, ta prasme, vėlgi, vis tiek mums reikia apšilti prieš visus, prieš kovinę treniruotę, prieš bet kokius, tai prasme, veiksmus iš esmės, tai vėlgi pasiemus tas kiek su gumum ten atlikti, tarkim, po 50 smūgių, po 20 lėtesnių, viena ranka, kita ranka, ten vieną smūgį, kitą, ta prasme, žodžiu, pakartotas tikrai, blogiau nebus. Ir apšils sąnariai pakankamai gerai, ir šiek tiek galinė dalis apsikraus, ta prasme, visą rotaciją, ta prasme, žodžiu, nuo to bus tik geriau jums patiems.
Na ir pačioj pabaigai dar šiek tiek noriu trumpai labai užakcentuoti, kadangi taip labai ilgas video gavosi, aš norėjau iš tikrųjų pakankamai glaustai tiktais parodyti tai, ką rašiau straipsnėje, parodyti šiek tiek praktikoje, kaip tas atrodo. Bet visą laiką išsitempiau. Ir dabar tada trumpai esminiai pratimai, kuriuos daugelis daro ir kur daro esminės klaidas ir kaip trumuoja tos sąnarius, ta prasme, kad šiek tiek vizualiai matytumėt, tie, profai, kaip minėjau, visą tos dalykus, viską žino, bet tiesiog, kad, paprastai žmonės, mėgėjai, vadinkime, kad irgi pamatytų, kur slypi pagrindiniai pavojai, atliekant tuos, vadinkim, bazinius pratimus. Taigi, pradžiai pažiūrėkime pritrūkimus. Čia pagrindinis momentas yra, vėlgi, kai pečiai, jeigu pečiai yra sugriuvę į priekį, tai yra to, vadinkim, prastoj padėtyje. Ir jeigu, dažniausiai šitas tam galim pasivėti, kai jeigu nesugeba, neužtenka jėgų papildant tam, neužtenka jėgų atlikti teisingai pritraukimą, tada prasideda tie visi, vadinkim, nesąmoningi darymai, pajungiant visas kitas raumenų grupės, ne nugaros, sakykim, raumenis, ir tada tas visas traumavimas ir atsitinka. Tai yra, žodžiu, prasta padėtis yra ta, kai pečiai sugriuvę į priekį ir mes bandom prisitraukti. Dažniausiai būna tas, kai stengiamės smakrą užkelt. Arba apskritai, jeigu, kaip minėjau, trūksta jėgų. Tai yra tas į priekį suvirtimas ir traukimas yra labai rizikingas, kadangi jūsų pečiai suvirtė netinkamų padėtyje ir jie turi veikti didelį krūvį. Ir jeigu kažkiek tai kažkur tampat, gali būti, kad, patirsite traumą. Tas blogiausia yra, kai žmogus, kurio amplitudė jam neleidžia rankų pakankamai gerai išvesti atgal, ir ta prasme, ir kurio pečiai suvirtė, blogiausia, kai jisai bando daryti pritraukimus už nugaros. Tai yra už kaklo, ta prasme, traukinys. Nes jam čia rizika yra ypatingai didelė. Tai yra tam, kad, aš tiesą pasakysiu, galėčiau pasakyti, tiek štangos spaudimo už nugaros, ne pečiam, tiek pritraukimus už nugaros gali daryti tik tie žmonės, kurių amplitudė pečių jiem labai yra didžiulė ir jiem leidžia tai daryti, yra be jokių problemų, biškai tvarkingai. Aš asmeniškai už nugaros nedarau nei pritraukimų, nei pečių, tai yra nei karinio spaudimo, kadangi mano pečių tiek, jau aišku, tam tikro dėmesio, kadangi aš nemažiau stengiuosi, vadinkim, tą dirbus tais, tai jau galbūt dabar dėsiu, bet aš vis tiek, nesinoriu bandysi tą pavojingą ribą, ta prasme, kad ir bandyti traumuotis. Taigi, jeigu, žodžiu, tik jeigu pas jums pakankamai tvarkingai pečiai jau, ta prasme, atvesti atgal, amplitudė leidžia, va tik tuo atveju galima daryti už nugaros. Jeigu pas jums pečiai yra sukrypti į priekį ir jūs bando trauktis už nugaros, tai yra visa mechaninė, visas kūno išsikrypia. Jums gaunasi jūsų pečiai į priekį, o jūs bandot jos kaklą užkišti už nugaros. Ir ta padėtis yra labai labai rizikinga, labai, ta prasme, traumų galite daug gauti. Žodžiu, prastai vadinti visas padėtis yra netinkama padėtis. Bandymų pristraukti, net pristraukimų ir iš priekio. Tada jeigu jūs traukitės, dažniausiai būna pradžiai traukėsi ir paskui arba pritrunka jėgų, arba neišeina ir pečiai taip į priekį. Ir va čia bando trauktis. Tai yra, čia yra negerai. Teisinga būtų trauktis, kai jūsų pečiai būtų atvesti atgal. Tai yra stabilioje padėtyje. Nesvarbu čia ploti, kokį jūs pasimtumėt. Tai yra pečiai atgal, jūsų kūnas biškėlė į priekį. Pečiai atgal, šiek tiek tą vadinamą rotaciją pasukta išorę. Stabiliai stovit ir nesvarbu, ar jūs trauktumėtės link, ta prasme, ar kaklą užkėlinėtumėt, ar trauktumėtės link krūtinės, vis tiek pečiai turėtų vykti kaip galima. Aišku, jie gali galbūt šiek tiek kažkiek vašinti, galbūt nebus jie vyškai, ta prasme, stabiliai atvesti. Bet realiai viso pratimo metu reikėtų stengtis, kad pečiai būtų tvarkingai savo padėtyje. Jeigu iš priekį pabandysiu tada parodyt. Vėlgi, ne va taip, ne iš va čia va traukitės, o pečiai, ne va čia, pečiai atgal. Ne, tai yra, tvarkingai pasiemat, op, pečiai atgal, tvarkingai, ne, op, op. Tokiam mažu, tokio principu. Net jeigu jūs darote, ta prasme, delnais į save, lygiai tas pats. Jums nereikia į pečių priekį sukišti, ta prasme. Vis tiek jums reikėtų stengtis pečiais atgal, trauktis prie krūtinės. Tai yra pečiai ne priekį, atgal. Ir traukitės, kaip galima stengiantis išlaikyti pečius savo stabilioje padėtyje. Kas dar prie pritraukimų? Prie pritraukimų atrašinės iš esmės kaip ir viskas. Žodžiu, stabili padėtis,
ir traukiat. Galbūt čia iš tikrųjų negalėčiau paminėti tas, kas dabar populiaru, tas vadinamas tas street workout, tai visi, ta prasme, ten tie turnikmėnai. Tai va čia įsklypia iš jų irgi problema, kad tie, kurie jau gerai treniruoti, kurie viską tvarkingai gali, tai yra visus užėjimus, viską gali tvarkingai atlikti su tvarkingais pečių padėtim tvarkinga, problemos tada viskas tvarkoja. Bet ten aiškiai kartais pažiūriu visus čempionatus, taip toliau, labai dažnai atliekami pratimai, aišku, nugalė vizualiai, ta prasme, tarsi, atrodo, kadangi ir ten vertina sistema, bla bla bla, jie yra sudėtingi, bet jų atlikimas būtent reikalauja tam sąnariui būti to netinkamui zonai. Ir va tas yra, tai yra visokie užsisukimai, kėlimaisi. Ir dažnai žmonės nesistengia, kad jie tik būtų, nežiūri, nemąsto apie petį. Visą laiką būna, svarbu atlikti patį veiksmą jam. Tai yra pasiema, išsisko kažkaip, keliasi ir pečiai būna sugriūvi į priekį. Tas pats ant lygiagrečių irgi, kaip jau buvau minėjęs, ne pečiai atgal, bet va taip va sugriūva būna. Tie, kas gerai nepadaro, tie patys visi užėjimai veda ir pečiai sugriūna. Ta prasme, žodžiu, patys stumimą daro su griuvusiais pečiais. Tai žodžiu, visi va tie sugriuvai, lygiagretės, visi užsukimai, va visą tai, kol jauni, jie tol sveiki, bent jau jie taip galvoja, ta prasme. Bet po kokių 5 metų tokių užsiėmimų, 50% iš jų, dėja su sąnariais bus problemų, su pečių sąnariais turiu aš minį, kad ir kaip liūdna. Tai yra, dėl to reikėtų šiek tiek, kas susiminėjo turininkais, turbūt, žiūrėkite tai atidžiau turbūt, ta prasme, atkreipkite dėmesį savo formas, kaip jūsų pečiai, ar jie stabilioje padėtyje, ar jie gali tą didelį krūvį atlaikyti, ar jie to rizikingai padėtyje, ta prasme, kur išidindė ir kažkur, ta prasme, ir bet koks didesnis neteisingas pasukimas, gali kažkas plyšt, triokštelt ir pasibaigti tuo, kad, ta prasme, po to ilgą labai laikom neduos nei treniruotis ir apskritai visą laiką klius. Tai žodžiu, čia gal toksai, šiek tiek kaip nei patarimas, nei toksai, tiesiog va taip, manau, kad va čia buvo vieta paminėti tą dalyką, kad būtume, ta prasme, atsargiai su visais tais turnikų visais sudėtingais pratimais, nes tai gali, pradžiai, aišku, net nekreipsi dėmesio, sakysit, ką čia nušneka, ką čia nusišneka, bet su laiku pamatysit, kad vienam kitam vis prasidės kažkie neaiškus skausmai, kažkie šaudimai tarp petį, pokšt, trakš, kažką tai skauda, maudžia, taip toliau, ir visą tai paskui nueina link to, kad baigėsi labai liūdnai. Gerai. Toliau einam prie praškai vieną iš pagrindinių pratimų, tai yra štangos spaudimas. Tai nežinau vėl, kiek čia gerai ar blogai matysis čia tokio kampu, bet tikiuosi, esmę suprasit. Žodžiu, čia lygiai ta pati situacija. Blogiausia yra, kai pečiai yra išvedami į priekį. Arba kai jau, kaip minėjau, kai jau pas žmogų tokia natūra pasidarė, ta prasme, kad tiesiog pečiai į priekį ir iš tos padėties ir toliau kelia nesusimąstydamas. Arba tai būna, kai žmogus intuityviai tiesiog, kadangi mąsto apie štangos išspaudimą į viršų, tarkim, ar užkėlimą, jisai natūraliai pradeda su visų kūnu stengtis visą tai pakelti. Ir čia yra didžiausia problema, kai petys, tarkim, sudėltas rankas, jeigu petys su pečiais sudinki į priekį, ir mes bandom taip, tai yra nestabilioje toje padėtyje, mes bandom atlikti visą tą spaudimą, labai smarkiai vėlgi apsikrauna pečiai. Ir va čia būtent yra didžiausia traumų rizika. Čia vėlgi nekalbėsim apie tokius niuansus, kaip reikėtų, tarkim, apie tą pačią formą, tarkim, ten tiltelis, netiltelis, rankos plačiai ir ten siaurai, nes, čia vėlgi yra skirtingi niuansai, tarkim, ten jėgos atėję, tam aišku, reikia tiltelį, jie, ta prasme, stengiasi panaudoti kojas, visą kūną, ta prasme, gali daugiau veikti, kokie kultūrizmą arba kam ir, svarbu, hipertrofija, tai kaip tik gali, ar susikelti kojas, žodžiu, išimti, kad kaip galima daugiau krūvio tektų būtent izoliuotai labiau krūtinį, ta prasme, tai visas darbas, Tas pats dėl pločio, aišku, sveikiau sąnariui būtų, jeigu plotis šiek tiek yra siauresnis, kokių 45 laipsnių kampas, ta prasme, tai yra nereikia, netokia rizikinga padėtis sąnario būtų, šiek tiek jeigu siauriau, dėl to didelis svoris spaudžiant, aišku, būtų rekomenduojama irgi šiek tiek siauriau, bet iš esmės vėlgi čia yra atskiri niuansai, ta prasme, siauriau, daugiau įsijungia tricepsas, ta prasme, žodžiu, tam tikri momentai, ten plačiau, kas nori izoliuoti, labiau krūtinę gali, bet žodžiu, čia visi niuansai mums šiuo metu yra nesvarbus. Mes būtent daugiau pažiūrėsime, kaip būtent per pečių tą, vadinkim, sveikatą. Tai mums čia svarbiausias momentas. Nesvarbu, kaip jūs toliau ką darysit, išsidėvėsit, dar ką, bla, bla, bla. Esminis momentas, pečiai turit atgal. Tai jūs turit bandyti suvesti mintis atgal. Kai jūs vedat mintis atgal, pečiai automatiškai įsispaudžia. Ir visas jūsų, vadinkim, svoris, jeigu jūs, aišku, dedė dar tiltuką, tai tada tiesiog pečiai suvest, o jeigu dar tiltuką, tai praškai visas turi būtent ant suvestų minčių visas atsistot. Tokiu atveju
kai pečiai yra atgal atvesti, jie yra vadinama toj, kaip minėjom, toj stabilioj padėtyje ir tenai jau gali vykinėti didelis svoris, jie nepatirtų tokios traumos. Taigi, esmė žodžiu, tarkim, kaip pavyzdėlis, vėlgi tos štangos, atsikulus iš karto, pečiai ties ir dar suvesti pečiai ir nereikėtų stengtis jų, ta prasme, rankos irgi, kai atveda, tiksliau, nesuvesti, tiksliau, atvesti atgal pečiai, mintys įtemptos ir rankos irgi tarsi stengtumėtės tarsi perlaužt virbalą. Tarsi norėtume tempti, tai yra pečiai, kad būtų įsukti. Atsimenat, kaip pačio pradžio minėjau, į stabilią tą padėtį. Tai yra, kaip galima stabilesnė pečių padėtis mums svarbu. Atvedam, įsukam. Ir va iš tos va, jau atliekam spaudimą, kaip jau su pakankamai maža rizika. Dar, gal po toks dar pasidar vieną momentėlį. Taigi, tai yra pirmas dalykas. Atvedam, mentį suvedam, pasiemam štangą iš karto, op, tai yra padarom tą mano minėtą išsukimą, op, kad pečiai stabiliai atsistotų ir viskas. Iš čia galima savo tvarkingai atlikti pratimą. Dar vienas momentėlis yra, kas šiandien, tiksliau du momentėlį. Vienas momentas dėl spaudimo, kitas dėl štangos padėjimo. Dėl spaudimo geriau būtų galvoti jum, psichologiškai, kad štangą jūs spaudžiat nuo savęs. Tai yra, kai jūs matot, kad štangą spaudžiat nuo savęs, tada jums nesinori pečių tų kelt, jūs bandat nuo jos atitolt. Tai yra priešingai negu tuo atveju, kai jūs bandat į viršų kelt štangą, tai noras atsiranda ir pačiam judėti į viršų tam, kad uždėt tą štangą. Ta prasme, ar uždėti, ar išspausti ją. Kai jūs bandat ją spausti, tai yra, ne? Kai štangą bandat spausti nuo savęs, ne, tada jūs tarsi bandat nutolt nuo jos. Ir visą tai, ta prasme, jums padeda išlaikyti pečius atgal atvestus. Kitas momentas. Štangos padėjimas ant stovų. Čia vėlgi dažnai, čia gal šaunu turbūt pademonstruosiu, kame gaunasi momentas. Tai yra, jūs nuleidžiat štangą, ją tarsi išspaudėt, bet jeigu stovi biškutį aukščiau, jums atsiranda noras, ta prasme, ją uždėt ir va daromas tas toksai va dalykas. Va tai yra irgi būtent labai svarbi vieta, kada didžioji traumų dalis atsitinka. Tai yra ne kiek spaudžiat netgi, bet dedant, tai yra pečiai iškeliami viršų ir lenkiami atgal, kad uždėt tą virbalą, tą štangą, ta prasme. Tai opa, ir va čia va dažnai irgi vyksta traumos. Tai yra, žodžiu, čia momentas ir paspaudimas. Ne taip, o pečiai atgal. Tai yra, spaudžiat ne va, čia blogai. O tik atsigulėt, opa, mentis atgal, išsukat, op, nu čia man trūkda, pam, viskas iš čianai. Spaudimas. Dar atelė. Parodau. Čia, aišku, vėlgi, čia mėgėjim informacija, profai tai viską žino ir geriau negu žino. Tai yra, atsistojat, op, atsigulat, op, mentį suvedėt, pasiėmėt, nukelimas, jeigu patys nukelėt, irgi turi būti petys stabilus. Pečiai atgal atvesti, viskas mentis įtemptas, suvestas, tvarkingai, iškėlėt, op, įsistatėt, viskas. Nesvarbu, jeigu tarkim platesnis paėjimas jūsų, arčiau krūtinės leidžiat. Tai vis tiek, viskas atgal, rankos, ta pati mechanika. Rankos atgal, išsuktas, net jeigu plačiai dirbat. Jeigu šiek tiek siauriau dirbat, viskas tas pats. Žodžiu, iš esmės skirtumo nėra. Svarbiausia, kad būtų pečiai atgal atvesti, jis kaip galim stabiliau ir visą tą dalyką darot. Taigi, dar vienas momentėlis dėl spaudimo vertikalaus į viršų, tarkim, karinis, ar kaip ten pavadysite, ta prasme, žodžiu, pečiam spaudimo. Lygiai tą patį situaciją. Darant pratimą, pečiai turi būti atvesti atgal. Tai yra, pasiemat vyškį, nesvarbu, ar siauresnis paėmimas, jeigu ten kažkokia štangos stūmimas ar kažkas, tai yra, ar į priekį labiau, ar plačiau, vis tiek mums reikėtų, kad pečiai būtų ne priekį, bet kaip galima labiau atgal atvesti. Tai labiau parodysiu šono. Žodžiu, visa esmė, ne va taip, o didžiausia problema yra, jeigu spaudimas daromas į viršų su verstais pečiais. Tai jeigu taip, ir va čia naivai spaudžiat, va čia visa krūvis, dabar visas sėda būtent ant sąnario. Va čia naiva yra, žodžiu, visa problematika, didžioji problematika. Tad realiai turėtumėt pasiėmę, op, pečiai stabiliai atgal, savo vietą ir tas vadinamas sukimas išorę. Op, tada būna sukt, pečiai stabiliai atgal, op. Nesvarbu, ar, nu ta prasme, čia priklauso nuo koks spaudimas daromas. Ten vienas dalykas yra, jeigu siaurai yra daug, tai jeigu sunkiai kviečiai yra, ta prasme, jeigu stavom, visi ten spaudimai, tas dalykas, jeigu skultūrai, nu, grindai hipertrofija, nu, raumenim, sakyk, dirba ir tvarkingas kažkoks, ar tai pompa, ar kas tai bebūtų, jūsų
petys turi būti stabilioje padėtyje atvestas atgal. Tik tada jisai galės, sakykime, saugiai funkcionuoti ir ilgesnį laiką jums tarnauti. Tai, man atrodo, tiek šiandien pakankamai ilga medžiaga gavosi. Dar kad rezumuoju. Kūno parengimas, paruošimas, apšilimas, pasiruošėt, tada atlaisvinimas rūmens, tada eina rūmens ištempimas trumpas arba žiūrint, ką jūs ten darot, tada treniruoti arkas, galinės dalies visas stiprinimas, antagonistų, visos galinės dalies, žodžiu, sustiprinimas, rūmens auginimas, kad jisai atvedinėtų petį atgal į savo, žodžiu, balansų sukūrimas tarp priekinių ir galinių rūmenų, atvedimas atgal, tada pabaigos treniruoti būtinai ištempimas, kad, ta prasme, netrumpėtų rūmuo, visas, žodžiu, ta prasme, kad viskas grįžtų atgal į savo teisiningą padėtį ir paties treniruotės metu, jeigu atliekat fizinius pratimus, sekite savo sąnarius, savo pečių padėtis, tai yra, kad nebūtų pečiai sugriuvę į priekį niekada, ta prasme, visą laiką, jeigu sunkus pratimą atliekat visą laiką, kiek tai įmanoma, kaip minėjau, kovotojams tas yra sudėtinga, nes yra vietų, kada sąnarys negali būti ten, kuris turėtų būti, ta prasme, tai mums reikia atlikti veiksmus iš nesaugaus, vadikim, sąnario padėties, bet tai gali stiprinti įvairiausiais papildomais pratimėliais, kad biškėlį, ta prasme, papildomus rūmeniukus truputį apsiprint, kas biškutį nuimtų krūvį nuo sąnarių ir atliekant fizinius pratimus, visą laiką stengtis stebėti taisyklingą padėtį, tai yra, nesivaikykit svorio. Tai yra, pečiai atgal, ar tai būtų štangos spaudimas, ar pristraukimai, ar karinis spaudimas, tai yra visą laiką pečiai atvesti atgal. Didžiausias problemas būna tada, kai daromos treniruotės, aišku, čia yra problema, kada daromos rato treniruotės, kai ne visi gali vienodu svoriu dirbti ir gaunas vieniems tas svoris pakankamai patogus, o kiti ateina, pribėga prie to taško ir tenai negali net pakelti ir prasideda tie visi dalykai. Čia yra iš karto mirti, yra čia 99% tikimybė, kad anksčiau ar vėliau, gal ne šį kartą, gal šį kartą pasiseksim, aišku, ir genetiškai būna kitiem geriau tie sąnariai laiko, bet jeigu jūs pradedat va tuos visus dalykus, spaudžiat visi pečiai juda arba traukėtės ir visi pjuda, žodžiu, visi spaudimai, štangos, visokie tie makalavimuose, tai žinokit, kad, ta prasme, išvis, nebesigilinat, stengite savo ego palikti už durų. Jeigu jūs treniruojatės, tai supraskit, kam jūs treniruojatės. Jums nereikia kažkur, tai yra, jeigu jūs įrodinėsit kažkam kažką, tai traumos ir bus. Tai yra, jeigu jūs dirbat savo, norit save tobulinti, pasiimkit svorį, kuris tinkamas yra jums ir tada darykit. Ar nesvarbu, tai greiti pratimai, lėti, jėgai ir taip toliau, viskas turi būti stabiliai. Stabili pečių padėtis, stabili kūno padėtis. Viskas tvarkingai, hop, tada gali dirbti, kas jums reikia. Pasiemat, dirbti, kas jums reikia. Mechanika ir pati mechanika gerėja. Tai jeigu jūs sugriuvę, susilenkėt pati tą mechaniką, jūs netgi jums sunkiau atlikti tą pratimą, jūs daugiau energijos įkvojat. Jeigu jūsų visa padėtis stabili, tvarkinga, nugara reikiamai padėtyje, pečiai viskas, kaklas neišlinkęs kažkaip tai, viskas jūs tiesus, visi pratimai, ten ką jūs bedarytumėt, ypač crossfiteriam labai tas akcentuota, kadangi jiems reikia daug taupyti energiją, ta prasme, kaip galima daugiau išsaugoti energijos atliekant pratimus, tiem kuo stabilesnė visa padėtis, kuo viskas teisingiau, tuo jie gali efektyviau viską daryti, ta prasme. Ir manau, kad šitas principas visas turėtų būti taikomas visoms sporto šakom ir visiems, ta prasme. Nes ar bus profesionalai, ar mėgėjai, ta prasme, vis tiek traumuotis niekam nereikia ir kuo efektyviau padarysit kažkokį pratimą, kuo galėsit jį atlikti geriau, ta prasme, tuo, manau, jų patiems bus geriau. Tai maždaug tokia, man atrodo, tiek tos, man atrodo, informacijos, kaip minėjau, šiek tiek biškai chaotiškai jinai, bet, tikiuosi, tie, kurie turės laiko viską išklausyti, paskaityti straipsnį, manau, supras pagrindinės problemas, dėl ko atsiranda tam tikros traumos ir kaip jų galima išvengti. Bent jau tų tokių standartinių bendrų variantų. Kaip minėjau, individualių atvejų gali būti begalės įvairiausių. Bet čia yra standartiniai, patys populiariausi variantai, dėl ko atsitinka traumos ir dėl ko iš rikiuotės išeina geri sportininkai. Ir kadangi, vėlgi sportininkas yra, nereiškia, kad, ta prasme, profesionalas, kad jis netgi viską žino. Žinau, begalės kovotojų matom treniruotės, ta prasme, kur atrodo aukščiausios klasės kovotojas, bet treniruotės daro, su tragiška forma. Ir visi sako, ką tu čia aiškini, jisai profas, jisai žino, jisai pažiūrėk kaip kovoja, Tai mes prieš kovotoją neturim nieko prieš, ta prasme, jis kovoja labai puikiai. Pagrindinė problema yra ta, kad jisai dėl to, kaip jis treniruojasi, jisai savo karjerą užbaigs anksčiau, negu jisai galėtų ją užbaigti. Arba, sakykim, galėtų dirbti žymiai optimaliau, ta prasme. Tai nesako nieks, kad tas kovotojas blogas ar taip toliau kažkas. Bet paprasčiausiai, jeigu kažkur kažkas, kai, žodžiu, vėlgi nebenori vertėsi kalba čia, negaištėm to visą video, tiesiog stengtis, kaip galima optimizuoti savo formą. Tai bus ir sveikatai geriau, ir fiziniam rezultatam geriau, ir jūsų karjeros ilgaamžiškumui žymiai geriau, ta prasme. Manau, viskas, tie, kurie viską išklausė, viską perskaitė, mintį supras ir tikėsimės, tai jiem padės. Tai tiek šį kartą.
Ir susitiksim kažkokią kitą kartą.